Sveiki, brangieji, artėja rugsėjo 1. Įdomu, koks ten vyksta kardelių karas. Gal Petrai galėsi papasakot? Jo, šokis su kardais iš tikrųjų panašus kaip praeitais metais. Vienintelė pozityvi žinia, kad Lietuvoje gyvenimas gerėja. Lietuvoje gyvenimas gerėja ir kardeliai pigesni, jeigu praeitais metais geriausia kaina buvo kažkur 35 centai geriausiose tinkluose, kur su kaina kaunasi, tai dabar mes turim 29, bet turbūt apie viską iš eilės. Tai praeitais metais mes šnekam apie pigiausią kardelį. Tai pradinė skelbta kaina buvo 39 maksimo iki, rimi pavieniais kardeliais neužsiiminėjo, bandė prakišti iš karto puokštę po 2,99, na, o mūsų mylimiausias prekybos tinklas iš Vokietijos su keistu elgesiu, tai kai visada 24 slėpė kainą, po to palindo su ta kaina po Maksimos 39 padarė 35, galų gale Maksima atsakė ir pas juos buvo 35. Šiais metais situacija analogiška, Maksima parodė kainą 33, iki taip pat rodė kaip ir praeitais metais 39, Rimi irgi mažino tą savo puokštę, buvo 2,99, praeitais metais, šiais metais euras 99, o Lidlas kaip visada užsiėmė kainų slėpimu ir ten paskutinę dieną, tai yra vakar, ištraukė, kad pas juos bus irgi 33. Tačiau mes truputėlį pasityčiojom savo puslapį, pasityčiojom visur kitur, tai jie po to pasakė, pas mus bus 29, bet tik tai, kaip sakant, 31 dieną. 31 dieną, paskutinę dieną mes jums padarysim 29 centus. Nu, tai va toks elgesys, į ką Maksima, aišku, paėmė ir atsakė, kad, nu, gerai, pas jūs nuo, kaip sakant, 31 rugpjūčio dienos, o pas mus, va, dabar imkit nuo šiandien 29 ir pirkit ir tiek žinių. Na, tai toks kaip, iš tikrųjų kažko panašaus ir tikėjomės, kad jie taip elgsis, tik tai juokinga, kai didelis tarptautinis vokiškas tinklas elgėsi kaip tokia turgaus prekeivė, ne pačiam turgui, bet šalia turgaus su kibiru savo gėlyčių. Tai pasižiūri kaip visi, pasižiūri kaip kainą sulygina su visais ir paskutiniu momentu tada pardavinėti bando pigiau. Tai aš kaip sakau, dar gali padaryti 25, tai nuo 20 valandos 31 dieną. Nu tai maždaug tai pasižiūrėjus juokinga, jeigu aišku tinklas sakytų, aš kainų čia lyderis ir panašiai, tai iš karto padarytų 25, jeigu visi kiti lyginas ir verkia. Nu bet čia toks pas mus legendinis pasakiškas tinklas, tai tiek ir tiek. Bet pirkėjam šie metai, kas liečia kardelius, yra gerai, sutaupys pigiau. O kaip realiai parduotuvėse, tai reikia pasižiūrėti, ar jų iš vis yra ar nėra, ir gaila neišėjo privažiuoti iki senukų depo pasižiūrėti, kas ten vyksta, bet gal skaitytojai atsiųs. Gerai, tai neužilgo pademonstruosim, kas vyksta parduotuvėse.